Sveiki visi, kaip laikotės ir kaip jūsų vasara, parašykit komentaruose. Šiandien, kaip visada, turiu jums parengęs kripto naujienų apžvalgą. Kalbėsim apie viską, nes po ilgos pertraukos reikia aptarti svarbiausius ir reikšmingiausius įvykius kripto pasaulyje. Pradėkim nuo Ripple ir XRP naujienų, nes pastaruoju metu atrodo be Ripple daugiau nieks ir nevyksta kripto rinkoje. Kaip pranešė Ripple direktorius Brad Garlinghouse, Ripple pateikė paraišką gauti nacionalinio banko licenciją iš OCC. Jei ji bus patvirtinta, Ripple turės tiek New Yorko valstijos, tiek federalinę priežiūrą. Tai naujas ir unikalus pasitikėjimo standartas stabiliųjų monetų rinkoje. Be to, per Standard Custody jie siekia turėti pagrindinę sąskaitą Federalinio rezervo banke. Ši sąskaita leis jiems laikyti RLUSD rezervus tiesiogiai federalinėme rezerve ir tai suteiktų papildomą saugumo sluoksnį užtikrinantį pasitikėjimą RLUSD ateityje. Birželį buvo paleistas XRP Spot ETF Kanadoje. Tai pirmasis tokio tipo XRP produktas Šiaurės Amerikoje. Dabar pereikim prie XRP Ledger, kuris atrodo tampa tikra žvaigžde. Circle pranešė, kad USDC dabar jau veikia ir XRPL tinkle. Ir tai suteikia kūrėjams, institucijoms bei paprastiems vartotojams prieigą prie didžiausio reguliuojamo stablecoino pasaulyje. Bet tai dar ne viskas. XRP Ledger dabar turi net 5 veikiančius stablecoinus. Tai RLUSD, USDC, XSGD Singapūre, EURP Europoje ir Brazilijoje USDB. Dar viena didelė naujiena. Ethereum EVM buvo integruotas į XRPL tinklą per XLR tiltą. David Schwartz, Ripple technologijos direktorius, sako, kad XRPL EVM šalutinė grandinė sukuria lanksčią aplinką kūrėjams diegti EVM pagristas programas, išlaikant ryšį su XRPL efektyvumu. Ji praplečia ekosistemos galimybės, nekeisdama pagrindų, dėl kurių XRPL yra patikimas. Taigi matom, kad XRPL dabar jau turi ir išmaniuosius kontraktus. Bet ir tai dar ne viskas. Ripple plečia multi-chain galimybės bendradarbiaudami su Wormhole, kuris yra vienas iš pirmaujančių tarp grandininių sąveikos protokolų, kuris dabar integruojasi su XRP Ledgerio pagrindiniu tinklu ir XRPL EVM šalutinė grandinė, apie kurią mes jau pakalbėjom. Ši integracija leis vykdyti tarp grandininį susirašinėjimą, turto pervedimus ir daugiasluoksnius tokenų leidimus, kurie palaikys papildomus naudojimo atvejus. Wormhole įgalina daugiau nei 200 programų, apimančių daugiau nei 35 blokų grandines. Palaiko institucinius produktus, tokius kaip tokenizuoti turtai ir stabiliosios monetos. Taip pat verta paminėti, kad institucijos, tokios kaip BlackRock, Securitize ir Apollo, naudojasi Wormhole paslaugomis. Dabar pakalbėkim apie progresą kripto įstatymuose. Birželio mėnesį JAV Senatas priėmė Genius Act. Tai pirmasis reglamentinis pagrindas stablecoinams. Dar šiam įstatymui liko keli žingsniai iki tol, kol jis bus patvirtintas, bet prognozuojama, kad tai turėtų įvykti jau rugpjūčio mėnesį. Šis įstatymas ne tik kūrė tvarką, bet ir gali tapti rimtų iššūkių neatsakingams stablecoinams, tokiems kaip USDT. Jei šis įstatymas įsigalios, tokie stablecoinai gali būti tiesiog užblokuoti. O kaip žinom, Tether USDT yra tas stablecoinas, kuris labai prisideda prie bitcoino kainos augimo. Europa USDT stablecoino jau atsisakė. Ir matome, kad Amerika eina tuo pačiu keliu. Įdomu, kaip bitcoinas sureaguos į šį naują įstatymą. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad pastarosiomis dienomis pastebėti milžiniški bitcoino pervedimai iš piniginių, kurios buvo neliestos net 14 metų.
Greičiausiai kažkas nusprendė, kad atėjo laikas nusiimti pelną dėl kažkokios tai priežasties. O kalbant apie Bitcoiną, Meta, Amazon ir Microsoft atsisako naudoti Bitcoiną kaip įmonės iždo rezervą. Kaip pagrindinės priežastis nurodo didelį nepastovumą ir neaiškę vertę. Taip pat Norvegija planuoja uždrausti Bitcoino kasybos įrenginius. Skaitmenizacijos ministrė Kariana Tang teigia, kad Bitcoino kasyba naudoja didelės elektros energijos apimtis, o suteikia tik minimalią naudą šalies ekonomikai. Prancūzija oficialiai atmeta pasiūlymą kasti Bitcoiną naudojant perteklinės energijos atsargas. O federalinės būsto finansavimo agentūros direktorius Williamas Pulte, remdamasis prezidento Trumpo viziją paversti JAV kriptovaliutų centru, nurodė Fannie Mae ir Freddie Mac vertinti kriptovaliutas kaip turtą hipotekos paskoloms, nereikalaujant konversijos į dolerius. Tai taikoma tik reguliuojamose JAV biržose laikomoms kriptovaliutoms. Šis sprendimas palengvina paskolų gavimą kriptovaliutų turėtojams. Turime ir dar vieną didelę naujieną. Federalinio rezervo finansinės paslaugos Liepos 14 dieną įdiegs ISO 20022 pranešimų formatą Fedwire Fund Service paslaugai, taikydamos vienos dienos įgyvendinimo strategiją. Šio įdiegimo metu bus nutrauktas esamas patentuotas Fedwire Application Interface Manual formatas, o visi FAIM pranešimai bus pakeisti ISO 20022 pranešimais. Nuo Liepos 14 dienos DTCC taip pat įdiegs ISO 20022 standartą. Įdomu, kaip tai atsilieps kripto tokenams, apie kuriuos mes dažnai ir kalbam šiame kanale, kurie yra pritaikyti šiam ISO 20022 standartui. Ir pabaigai reikia pakalbėti ir apie šią naujieną. Liepos 3 dieną Jungtinių Arabų Emiratų teisėsauga areštavo Ildarą Ilhamą, žinoma kaip White Rock Finance įkūrėją, dėl įtariamo dalyvavimo $30 milijonų Z-Casino sukčiavimo schemoje. Ilhamas bus ekstraduotas į Niderlandus, kur vyks baudžiamasis procesas dėl sukčiavimo, lėšų pasisavinimo ir pinigų plovimo. Po arešto White Rock White tokeno kaina smuko daugiau nei 50%, o bendruomenė ragina biržas tokias kaip MEXC ir Gate.io pašalinti tokeną. Praeitame video mes taip pat matėme kelias naujienas apie White Rock, bet kaip išaiškėjo vėliau, visos tos naujienos buvo netikros ir sukurtos tik tam, kad išpūsti White tokeno kainą. Tai tiek šiandien, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.